Sveiki draugai, labą dieną. Šiandien gruodžio 3. Pratęsiu filmukų ciklą apie šiltnamį. Ir šiandien pasižiūrėsime, kokia temperatūra lauke, kiek kaime pas mus prisnygo ir kaip laikosi avietės. Važiuojam. Taip, draugai, matote, kiek kaime prisnygo, kiek sniego. Šiltnamis apsnigtas, kabo varvekliai. Taip, ant viršaus šiltnamio koks 10-15 cm sniego, plėvelė įdubusi. Taip, šiltnamis 100 kvadratinių metrų, plėvelė vienguba, su dviguba būtų žymiai geriau. Reisime pasižiūrėti, kas yra viduje. Matot, kokie varvekliai. Taip, praeitą naktį buvo iki -8. Dabar yra rytas. Žiūrėsime, kiek laipsnių. 1,5 laipsnio minus. Eime į vidų. Žiūrėsime, kas darosi viduje. Taip, draugai, vaizdas iš vidaus. Pažiūrim avietės. Čia kvėlį. Matot, kaip jos dar laikosi. O temperatūra šiltnamyje 1,4 plius. Einam toliau, truputį tamsoka, nes sniego ant stogo nemažai. Ir dėl to tokia tamsuma. Čia yra maravila. Čia uoga. Pasižiūrim į kvėlį. Žiūrim į kvėlį. Čia kvėlį. Matot, pažiūrėkit, koks storis sniego. Taip, iš tikrųjų giliai nustebino mane žvakės. Dėjome žvakės. Matot, žiūrėkit, žvakė dega. Tai skirtumas, įsivaizduokit, 3 laipsniai per plauko. Ir vidaus ne 3 laipsniai dega, 7 žvakės. Matot, pastatėm pakraštyje vieną, čia antra, ten kampe 3, per vidurį dar viena dega. Tai matot, žvakės ir uogos. Matot, draugai, kas įdomiausia. Žvakės puikiai pasirodė iš tikrųjų. Tai nupirkau tas žvakės, kurios dega, parašyta dega 6 dienas. Tai jos puikiai dega 3 dieną. Tai skirtumas su lauku 3 laipsniai dabar. Tai dar kartą pasigrožėkime avietėmis. Draugai, gruodžio 3 diena. Pasigrožim avietėmis. Padėkojam žvakėm, pasakom ačiū, 7 žvakės. Buvom uždegę dujas, bet kažko nedega tas balonas, iš vakaro liktai uždegė, ryte važiuoji, jau užgesęs. Uogos atrodo taip. Tai va, draugai, matot, kaip viskas atrodo, gruodžio 3 dieną. Vila. Tai kvėlį. Ir va toks vaizdelis, draugai. Draugai, ačiū uždėmesį. O tokia patirtis su šiltnamiu įdomiai išsilaikė. -8 iki 10 buvo naktį. Prašau, o žvakės mane aplamai nustebino. Ačiū, draugai, uždėmesį. Kam patiko šis video informacija, spauskit like, pasidalinkit. Ačiū uždėmesį. Geros dienos ir viso geriausio. Iki.